Ar konfliktas darbe tau atrodo kaip grėsmė ar kaip galimybė? O kas, jeigu konfliktas gali tapti pradžia geresniam bendradarbiavimui? Organizacinės psichologijos tyrimai rodo, kad neišspręsti konfliktai įmonėms kainuoja milijardus dėl prasto mikroklimato, klaidų ir sumažėjusio produktyvumo. Lygiai taip pat ir mes. Net nereikia pačio konflikto. Norėdami išvengti konflikto, mes jau jaučiamės blogai. Tačiau Yale ir Harvardo tyrimai pabrėžia, konfliktas savaime nėra blogis. Jis gali tapti inovacijų šaltiniu, jei jį žvelgiame kaip į klausymosi, o ne laimėjimo procesą. Tikras sprendimas atsiranda tada, kai periname nuo klausimo, kas teisus, prie, ką galime sukurti kartu. Įsivaizduokim situaciją komandoje, ginčiamės dėl prioritetų. Ir vietoj to, kad mes bandytumėm įrodyti, kad mano yra darbas svarbesnis, mes galim paklausti, kas tau yra svarbu. Vienam gal tai bus greitis, kitam gal tai bus kokybė. Ir labai svarbu iš anksto nuspręsti, pagal kokius kriterijus mes priimsime sprendimus. Gal pereinamuoju laikotarpiu bus aktualu kokybė, o gal pereinamuoju laikotarpiu bus greitis, nes labai priklauso, kokį produktą vystom ar paslaugą ir ko reikia mūsų klientams arba mūsų komandai, kad mes galėtumėm keliauti greičiau. Konfliktai galima būtų palyginti su derybom. Jeigu mes stengiamės derybose nugalėti, tai greičiausiai tai duos nelabai gerų vaisių. Tačiau jeigu mes ieškom abipusio sprendimo, tai yra kelias, kuris ilgalaikiai perspektyvoje atsiperka geriausiai. O kokiose situacijose galiu paklausti savęs, ką galim sukurti kartu? Arba kas tau svarbu, sprendžiant vieną ar kitą situaciją. Spaus patinka, jei manai, kad mes patys galime daryti įtaką pokalbio kokybei. Ačiū, kad žiūrėjai.